Sveiki visi, sugrįžę ir naujai atvykę į mano kanalą. Tai pabaigiam varžybas su amortizatoriais, man rodos toj pratęsim. Ir mano planas šiais metais yra pasistatyti pakeltuvą. Tai buvo mintis, jau šią naktį galvojau, kaip čia padarysiu viską. Statysiu koloninį keltuvą, o kad koloninį keltuvą reikia pasistatyti, jų aukštis yra minimaliai 2,70 kažkeli centimetrai. Tai man netgi apšildinimo posterolį nuėmus nuo stogo trūksta apie 15 centimetrų. Tai dėja, šiais metais man to padaryti nepavyks, bent jau koloninį keltuvą pasistatyti, tai nusprendžiau, kad statysiu žirklinį šiais metais. O kitais metais tikslas bus LTPIP kanalo paaukštinti stogą ir pastatyti koloninį keltuvą dar. Nes manau, kad reikia. Kiekvienam vyrui reikia turėti savo žaislų. Tai pažiūrim dar kartą amortizatorių lenktynės. Tai sakau, reikia lenktynės padaryti, kuris amortikas greičiau įsipūs. Čia tas gerasis. Taip, nuspausti abudu ir lenktyniaujam. Tai atsilieka gan senasis. Jaunuolis įsiveržęs gan stipriai į priekį. Senolis dėlse senolis, bet gal prieš finišą... Ne, ką jūs. Nu, senolis dar keliasi, vis bando atsitiesti, suprasti, kad jau nebe toks jaunas, tai... Sako, sustosiu, pailsėsiu. Nu, vienu žodžiu, pamirškime jį. Tai, kaip sakant, jeigu savo važiuoji neprikūpiškas variantas, taip, aišku, be abejo, dedi savo gerus, naujus, o kitiem tai pardavimui tai toks dedi. Diskai nauji, supartai nauji ir kreipiančiosios irgi naujos. Tai amortikas, vien per gumo apsaugą keitėm amortiką ir atraminį. Tai liktai jokių ten papildomų garsų nebuvo, bet teko pasikeisti. Dar reikėjo šiai grįžti, bet pirmą noriu, kad mašina tvarkoj būtų. Nepamirš varžtų susisukti, kad viskas tvarkoj būtų. Šitoj pusėj dar toks atrodo pakankamai geras vamsdelis čia stabdžių. Tai bandysiu atsukti ir bandysim sujungti su šitą vietą, gal kaip nors taip tokį lankstą padaręs. Tikiuosi gausias, jeigu ne, tada negerai. Nes nežinau, kur jisai ilgas yra, kažkur toli nueina. Turi tokį sujungimą. Tai gerai, gumelę lengviau pasikeičiam ir paskiau einam čia, bandau kažką tai daryti, gal parodys. Neatrodo visiškai bloga, bet ir priekinės taipogi taip pat atrodė panašiai. Nu, tą blogiau biškį man, baisiau. Nu va. Tai palyginkime čia, kaip atrodo dabar. Ir iš tos pusės gal dar. Opa. Tai dar ir ABS laidą teko pirkti su viso ABS davikliu. Taigi čia buvom sugadinę. Taip, atrodo. Svarbu, kad dar nebūčiau plokštelės pažeidęs ABS, kur skaičiuoja, nes vis dėlto išgrįžinėjau senąjį daviklį, tai neturėdamas, nepasimatodamas, tikiuosi viskas gerai bus. Nu, jeigu ne, tai nepavyko nuardyti šito puslašio ištraukti, tai teks belekuriu atveju, kad pavyktų. Tai įdedam ABS ir, man rodos, grįžtų prie vamsdelio. Tai nuspjausim šitą vamsdelį. Deja, nežinau, ar čia taip pavyks, kaip aš noriu, nes vietos nepakankamai, kad sukti aplink ratu.
Tai dabar tik tai pastebėjau, čia tas balkis, čia laiko, kol kas viskas gerai, bet čia skylė atsiranda. Čia labai blogai. Reikia nuotrauką padaryti, parodyti savininkui. Čia tiek visko pritepta yra, tikriausiai antikorozijos nieko nesimato. Vienoje pusėje dažų pūtė, kur rudyje. Viskas. Tai va, grybukas auga. Jis nusukti šiaip netai pavyko, netgi dūmai rūksta, teko biškį pakaitinti. Aišku, gaila, kad nematėt. Taip, dabar šitą bandysim čia užlenkti ir sujungti. Jeigu viskas tinka, tai ledas. Reikia pasibandyti, kad rytoj jau žinot. Tai vamzdelį pakeičiau, kokią situaciją tiksliai nežinau bus, rytoj pamatysiu. Čia truputį teko su turbinkė pašveisti, tai su tokiu pašveičiu aplinkui, nes kitaip neina užmauti. Jis čia turi apsauginį tokį šarvą. Tai antikorozinė biškį ir bus gerai. Tiek, kad pastebėjau, dirbau čia ir pastebėjau šitą daiktą. Pradžiai taip baisiai nebuvo, tai dabar čia su oru biškį prapučiu, jeigu dar stumčiau, tikriausiai irgi plyštų būtent čia. O čia būtent traversą šalia laiko visą tą, tai čia labai blogai. Tai nežinau, čia gaus kažkaip tai pas kažkokį specą, kuris normaliai čia užvyrintų, tikriausiai taip. Karoč, reikalo yra čia. Nesmagus dalykas. Ką šeimininkas nuspręs, net neįsivaizduoju, darbai padaryti, detalės sudėtos, naujos, viską, o pradžioje iš apačios taip netrodė, nesimatė. Tai nesmagiai. Tiek vos ne paskutinis dalykas padarytas, nes realiai kitoj pusėje beliko pakeisti tą vamzdelį ir viskas. Realiai viskas buvo padaryta. Nu, ir net stabdžio alyva keičiama. Tai nežinau. Taip, su tom rudelėm. Nu, dar kitas niuansas toks. Atvežta mašina, dugnas nenuplautas, čia daug visur smėlio. Čia gerai su kercheriu, realiai su kercheriu gerai reikėtų iš apačios praeiti. Realiai pats pirmas dalykas tikriausiai turėjo būti nuvažiuoti, nuplauti dugną. Galbūt beplaunant būtų pataikę į tą skylę ir jau čia būtų išvarę, ta prasme jau būtų matę. O kitoj pusėje irgi nežinau, ar tokia pati situacija ar ne dar. Dėja ir užvalsoti mane pavyko, tai aš galvau paprastai sukasi ir užsivalsoja. Arba kažką netaip dariau, arba neturiu tam reikiamo įrankio. Tai teks pasiieškoti informacijos, nes kai stabdį paspaudžiau, tai ir praleido čia, tai reiks žinot, kas negerai. Tai Hondai sklendę pravaliau, praplovėm truputį. Tai kontaktai atrodo švarus, gražus, viskas gerai. Tai ką aš dar padarysiu, aišku, netikiu, kad praplovimas čia labai daug įtakos turėjo būtent šios dalies. Tai tiesiog gal biškį pabandysiu trosą pareguliuoti, šitos sklendės atsidarinės pagal kompą pasijungęs gal parametrus ir ten minėjo, kad ant laisvų apsukų ten turėtų būti sklendė kažkiek atsidarius, o pas mumis visą laiką rodo 0 laipsnių. Tai pasižiūrėsiu, kiek maždaug turi būti, pareguliuoti pabandysiu ir žiūrėsiu, gal viskas susitvarkys. Išardžiau sklendę, išvaliau, tai dabar va taip keistai pradėjo dirbti. Greičiausiai, kai valiau, netaip įdėjau tą apvalę plokštelę, nes jinai visom pusėm tiko. Tai dabar nuotraukas pasižiūrėjau, taip, jo, atrodo, kad tikrai netaisyklingai įdėjau atgal. Ir dabar truputį sklendę, kai vos nuleidi, tai gazo belė kiek duoda. Jo sklendė tai nedaug atsidaro, tai kodėl taip gavosi, nežinau. Tai palauksiu biškį, kada atvies variklis, ištrauksiu ir vėl perinksiu. Tai čia dar biškį rūdžius rušėję užpurškiau, tai ką norėčiau pasakyti, pakeičiau aš tą vamzdelį. Tai naudojau tokią jungtį, kur į vidų dedasi toks, nežinau kaip jį čia pasakyti,
ir užvalsoja. Ta prasme, verži ir užvalsoja. Tai va, būtent kaip ant šito varinio vamsdelio, tai padaro tokį. Ir laiko. Bet gausi taip, kad kai stabdį paspaudžiau išbandyti, man pradėjo bėgti stabdžių skystis. Tai nežinau, kaip iš tikrųjų aš čia pirmą kartą jos naudojau, tai aš manau, mano nuomonė tokia, kad variniams vamzdeliams jisai tinkamas naudoti, o ant metalinių galbūt man patirties trūksta, arba tiesiog nenaudokit tokio su metaliniu. Tai ant metalinio man tiesiog neusipresavo, gal per mažai, sakau, panaudojau jėgos, ada kažką tai, bet nerizikavau, nebetempiau gumos. Tai tokį įrankį nusipirkau, nepigus, bet jisai tikrai geras, man patiko, padaro būtent tą, kaip sakant, grybuką. Ir tiesiog sujungiam į šitą, susijungia, viskas tvarkoj. Niekas nieko neleidžia, atrodo, stabdį bandžiau spausti, viskas gerai. Tai kitoj pusėje irgi reikėtų tą patį padaryti, tai manau taip ir darysim. Tiek, kad čia yra ta didelė problema čia skylė ir čia nežinau, kiek jinai toli yra nuėjus rūdis, tikrai nenoriu čia daužyti. Gali būti, kad netgi prie traverso varžto laikiklio yra išrūdyje. Tai traversas neblogai įsilaikęs. Taip, šitoj pusėje atrodo viskas gerai. Nu, dar toj pažiūrėsim. Tai būtent ši dalis yra neblogai korozijos gavusi, tai tiecho tikriausiai nepraleisiu su tokiu, jeigu užmatytų. Tai ir darysiu vėl, pjausiu čia kažkur tai maždaug, gal aukščiau truputį, nes man reikės nemažai čia nusiskūrinti. Ir į kitą pusę jau tokį įdėjau, panaudojau, va, 30 ar 60 cm buvau tokį nusipirkęs. Tai šita dalis čia įsisuks, o kitą dalį darysim sujungimą čia. Kitoj pusėje matėm ties traversų toj vietoj skylę kažkokią. O čia matau, kaip yra pritepta stiklo klijų, kažkas tokio. Nu, kažkas čia yra, bet ne metalas, manau, toj magnetą pridėsim. O tokioje vietoje tai tikrai pavojinga realiai kažkokia daryti teplionę. Tai dabar net negaliu pasakyti, nu tai žmogus, jeigu kitą pusę tvarkysis, gaus atkreipdėmėsi, kas čia vyksta. Tai va, kaip žadėjau, atsinešiau magnetą. Kažkiek kimba. O čia jau nebekimba, bėga kažkaip tai. Tai nežinau, kas per fenomenas, ko iš čia taip. Pasirašiau, jau įsidėjau, atsimatau, kiek man reikia, svarbiausia nepamiršti tos detalės taisyklingai įsidėti. Tai padarysim tokį pat galą kaip ir pirktame. Tai dabar truputį pamirkau į šitą kremuką, kam jisai tiksliai skirtas, nežinau, bet taip reikia. Vazelinas kažkoks tai. Taip. Į centriuką liktai nepasigavo, bet norėčiau, kad išeitų, nes nebeturiu tokių vamzdelių. Nors galim pasidaryti dabar tokį įrankį turint. Taip, pasigavo centruoti, atrodo viskas gerai, į centriuką įkrito ten tas būtent daikčiukas. Toks pat galiukas gavosi kaip pas originalą, kaip pas pirktą parduotuvėj, va, pirktas parduotuvėj toks, ar tikrai toks gavosi? Nu, ne toks gavosi. Čia duobutė yra, pas mane nėra duobutės. Jo, pas mane forma kitokia. Nu, bet svarbiausia, kad laiko, puikiai laiko, tai ką man dabar reikia tenais, šitą reikia susilenkti pagal ten tą, maždaug taip, tas būtinai čia, kad pereitų, nepabėk, okay. Kažkas tokio maras, tai va. Jungsim taip. Tokią jungtį padarysim. Atsižymėsim čia, nusipjausim irgi. Tai
biški gal per žemai pasidariau, nepaskaičiavau, kad... O, matau, jau čia alyva pradėjo bėgti, biški palankstėm. Tiek tai reikia jai. Kaip mes čia atsuksim? Jeigu ne taip. Kad ir taip nenori atsisukti. Nemažai iššūkių kilo, netgi neina atveržti. Dabar gal reikėjo pačioj pradžiai nebandyti su paprastu rakteliu netgi sukti, tai... Tai va, pavyko išsukti pagaliau, bet teko nusimti visą ir ant darpastalio pasidėti. Tai dabar dar porą varinių šaibelių naujų, tą atgal vamzdelį tvirtinam ir būsim beveik padarę. Tai nemažai laiko atima tokie išvis bereikšmingi atrodo darbeliai. Tai atrodo čia menknikis, bet dėja ne. Ką pastebėjau, kad va mano spiroklė kažkodėl tai va pabėgus iš savo stovėjimo vietos. Tai reikės atsinešti, suspausti kažkaip spiroklę ir pastatyti į vietą. Taip, stabdžių vamzdelį uždėti. Tvarkoj čia viskas, jau viskas priveršta. Ir spiroklė čia atrodo jau viskas gerai įstatyta. Bet yra bet. Tai čia dabar blogai. Tai nepavyks įsisukti, teks nusimti spiroklę amortizatorių. Tai dėja. Tai galų gale pavyko įspręsti su sprindžina problemą. Nebėra problemos, viskas savo vietose. Tai nežinau, kame replios buvo, kas čia nepasisekė. Kitoj pusėje tikiuosi yra pasisekę, viskas ledas. Nu, mes belia kuriuo atveju eisim kitą pusę dar, nes šeimininko noras yra dar, kad rankinis laikytų. Kadangi čia, man rodos, buvau kitoj pusėje būgną nusiėmęs, viskas normaliai, atrodo tenais, viskas gerai, nieko įtartino blogo nėra. Tai dabar čia eisim per šitą skylutę ir bandysim reguliuoti. Nieko čia nesimato. Gerai, atrodo viskas susukau, makytą išsikrovė, tai jau rankytėm reikia sukti. Kažkaip buvo fainiai sumakyta. Beje, prisiminiau, šeimininkas buvo prašęs, kad patvarkyt glušą, nes jam kažkaip kažkurioje vietoje barška, nežinau per ką važiuoti reikia, kad barškėtų, bet tai čia matosi, kad čia virinta yra ir čia guma antiek yra įsitempusi. Tai tiesiog, kai kažkas virino, lygiai krypties nepataikė ir biški yra susiskipavusi ir tos gumas irgi persikreipusios ir nieko padaryti aš tikrai nepadarysiu. Pjauti nepjausiu, nevirinsiu iš naujo, tokių dalykų nedarysim. Tai tegul barška. Tai įtempiau diską jau ant tiek kaladės, kad nebepasuku, tai dabar reikėtų atgal grąžinti kaladės. O, biškai atsileido jau. Gal dar truputį per porą. Nu, 4 vada, sunku man čia kažką tai sukinėti. Einu truputį patempsiu rankinį ir pažiūrėsiu. Tai. Gerai bus. Einu dar pažiūrėsiu, kiek maksimaliai dar galima datempti. Nors ne. Gal dar biškį atgal. Timptelsim biškį. Per vieną dantį.
turėtų būti ledas. Taip, pirma rankinio padėtis ir jau sunkiai sukasi, tai manau, kad taip ir paliekam. Sukasi, bet sunkiai. Tai gerai. Tvarkoj, kitoj pusėje reikia irgi dabar nueiti, ratą nusimti. Čia, dar liko, reikia pakeisti alyvą stabdžių. Tai dabar ištrauksiu visą murziną likusią ir dapilsiu švarios. Nes jau visur esam praėję, tik tai šitą pusę liko. Ten to irgi jau išvalyta, tai beliko šitą. Ir viskas. O atrodo jau kaip ir viskas. Rankiniai patempti, amortizatoriai sutvarkyti, padaryti. Traukos turi gerai ar neturi, dar nežinau, nes reikia į magistralę išvažiuoti, nes nuo 80 tikrina greitį. Ten kažkas lygtai galėtų būti ir su sklendėm, kažkas tokio, tiksliai nežinau. Tai jau šitą galiu nusiplėšti, nes jau mašina išvažiuoja. Padariau su Honda testinį važiavimą, nesupratau, tos galios padaugėjo, nepadaugėjo. Palieku tą nuspręsti savininkui, tegul jisai pavažiuoja, jeigu ką dar pabandysim kažką ten padaryti, patikrinti, ar sklendės nėra sulūžusios, ar kažkas panašaus į siurbimo kolektorių. O rankinis nepakankamai įtemptas, tai nusiemam ratą ir dar bandysim. Aha, kai reikia diską sukti, tai jo, skirtumas yra, kur su ratu ir be ratų. Ir dar, sakiau, gal gulšiuką prisidėčiau, šitą pareguliuočiau, kad biškį tą pusę atstumtų, ratas nestovėtų taip kreivai, kažkiek iš akies. Čia atrodo viską gerai laiko. Nežinau, kaip savininkas įvertins mano darbą išvertimo reguliavimą su Lidlo gulšiuku. Tai, nes akivaizdžiai truputį matėsi, pagal seną buvau sureguliavęs daug maž, tai tikrai buvo prastai, kreivai ratas stovėjo. Šitas dabar vėl nematau, tai bandysiu gulšiuko pagalbą. Tai bele kuriuo atveju reikėtų suvedimą darytis ir išvertimą ten turėtų sureguliuoti tiksliai. O čia su gulšiukais tai nesąmonė. Gaila, kad mažesnio neturėjau namuose, guli namuose, namų darbeliam. Po mano reguliavimo čia ir hamutų žiūriu nebereikia. Normaliai įsidėjo ABS laikiklis. Tai kitoj pusėje tai ant hamutų stovi, tai nežinau, kitoj pusėje ar irgi pavyks taip įdėti, ar vis tiek teks hamutus dėti. Kairėj pusėje dabar dar daugmaž. Lygiai šitoj pusėje matosi, kad į vidų yra, tai man reikia į tą pusę va, kažkiek tiek. Na ir bandom. Šitoj pusėje idealiai pamatuoti neina, nes man neina aukščiau pakelti ir yra va dabar kažkiek tarpelis minimalė esu palikęs. Tai nusprendžiau, kad plius minus lygų bus. Ratą uždėjus irgi neina, nes trukdo čia ta dalis, mano gulšiukas per ilgas. Ir nieko negaliu padaryti, nes nieko neturiu čionais mažesnio. Jau į tai nuėmiau plastikus, apsaugas, kad kitoj pusėje galėčiau pažiūrėti. Kodėl toj pusėje gaunasi truputį žemiau, nežinau. Tai kaip ir minėjau, bele kurio atveju turi suvedimas iki galo sureguliuoti išvirtimą. Garažo sąlygom, ar įmanoma taip lygiai idealiai sureguliuoti, nežinau. Nebent akiai galima. Tai jeigu taip matuojant, tai kaip ir sakyčiau ledas. Tikrai geriau negu kad buvo prieš tai. Tai savininkas gerą akį turi, gerą oslę. Tai manau iš karto įvertins, ar lygiai ratai stovi ar ne. Stovim pakankamai stačiai, daugiau negu 45 laipsnių tikriausiai statumu. Tai pabandom. Užtraukiam neutralią ir riedam. Iki galo, jeigu užtraukiau, tai tada laiko. Dar ar eina užtraukti. Vos. Tai aišku, sunkiai atleisti. Vieną padalą dar atleiskim. Tai va, riedai. Aišku, tikrai nesukčiauju, stabdžių nelaikau, tokių bairių nedarau. Tai dabar dar priekiu pakilsiu ir dar tą patį padarysiu. Neblogas statumas, gal dar didesnis negu prieš tai. Tai užtraukiu kiek galiu, stabdį atleisim. O, laikosi.
Biški cypia, judam. O, dar biški patempiau ir laiko. Kojas čia, viskas čia, o, viskas ledas. Kiek to reikia čia, šiaip turim ir parkingą, viską va. Galim parkingą jungti, tai dar tvirčiau, aišku, ant kalno tokio statumo, tai taip, su rankiniu norėčiau laikyti. Opa, judam. Gerai, viskas, rankinį daugiau neįtempinėsiu. Tai čia toks statumas buvo. Matosi netgi šlapė, kur ratai buvo užvažiavę. Tai žmogelis išvažiavo su Honda ir paliko Volvo. Sako, tegul pastovi. Tai ne tik, kad pastovi buvo technikiniai apžiūroj surašyta, man labai pradeda nepatik. Nu, man visada nepatiko, kaip jie ten surašo, nepabraukė tiksliai, tai daugiskaitom, vienaskaitom, bla bla. Tai detalių šiek tiek prisipirkau, tai ten gale prašytos, taip, galas kairė, kaladėlės prašytos, taip, galas kairė, tai galas kairė čia, galas kairė prašyta, kad minimaliai kaladėlių lygia. Čia diskai kaip ir nieko, sakyčiau, nieko blogo. Dešinė pusė diskai, tai jau čia jau diskai reikėtų, manau, kad tikrai keisimės, net negalvosim. Taip, kaladėlių aš dabar nematau, ant kiek daug likę, bet prašyta tik, kad galas kairė. Priekiniai diskai, tokie. Nu, ką žinau, ar žmonai reikia leisti su tokiais diskais važiuoti. Kaladėlių irgi nedaug, kadangi diskai keičiasi ir kaladėlės. Ir dar tokių visokių smulkmenėlių, tai dabar pasižiūrėsiu į sąrašą, ką galiu vieną pusę, kad pasikelt viską pasidaryti paprastai, o sunkiausius darbelius pasiliksiu vėlesniam laikui. Tai nežinau, nuo ko pradėsiu kibti. Dar, jeigu matot, nedidelis trūkumas yra, pasirodo, numerių apšvietimo. Tai prašiau jau šviečia tokie ledinės lemputės, tai gal nuo jos ir pradėkim. Tai viena kinietiška lemputė silpniau šviečia, tai bus šita, va, jau keli ledai mirė. Tai kadangi savininkas komplektuką davė, tai abu keičiam iš karto ir viskas. Lituota. Čia lituot reikia. Gal paprastas dalykėlis, o man čia dar ir lituot reikia. Va, čia parūdyja viską. Neplanavau aš taip. Tai truputį skirtumas yra, nes šitą lemputę iškrito, dėja kamerą buvau išjungęs. Šitą pusę turi savo metaliukus, kur įsispaudžia, o šį čia yra, kaip sakant, reikėtų keisti visą mechanizmą tą, kad nereikėtų lituoti. Ten dedu naują, o čia kaista litoklis ir palitosiu, kaip buvo, paliksiu taip. Taigi įsidedam tokį užlaidelio, kad galėtume paskiau su fenu užtraukti. O, reikėtų gal pasitikrinti, ar šviečia pradžiai. Taip, šitas užtat nešviečia kažkodėl tai. Pažiūrėkim, gal buvo užlenkti. Nu jo, greičiausiai reikia palenkti šitus labiau. Aha, kad nesulaužyt. Nešviečia vis tiek. Gerai, o senoji. Kaip čia? Stovėjo. Senoji iškart šviečia, tai gal jisai brokotas. Kaip man čia dabar patikrinti ją? Šviečia. Toks paprastas smulkus darbas atrodo, o va, kiek visokių vėjų. Taigi, atstumai skiriasi tarp tų. Reikia padaryti vienodus. Nu, spėju, kad veiks. O. Tai va, suremontuota.
Viskas. Nu, ateis laikas, kai tokiais nekučiais neusiminėsim tikriausiai. Nu, bent jau aš taip tikiuosi, o rimtais dalykais susimsim. Kadangi mašinai dešiniai pusėje jokių blogybių neprirašinėta, tai pradėsim nuo kairės galo gal tada pradedam. Taip, ten liktai įvarė iš ilginio bus, tai biškai irgi sunkiau. Nu, darom tą pusę, kur daugiau defektų prirašyta, o dešinė turėtų eiti kaip ledas. Pakeičiam kaladės, diskus įsudedam ir tipo liuks. Štai kaip gerai, tai per vieną pusę pakėliau, o ratas pasikėlė tiek priekį, tiek gale. Tai nusiemam abu ratus ir dirbam. Beros prašyta kairės traukės laisvumas didelis, tai maros keisim šitą traukę. Traukės angalis gal ir geras, bet čia jau porą varžtelių užsukta, nes yra persuktas rėgis greičiausiai. Tai jeigu viskas gerai susidės, paliksiu. Jeigu jinai neklibanti, viskas jeigu gera. Jeigu ne, keisiu ir viskas, jokių čia žaidimų. Dabar, ką žinau, bandysiu kažkaip tai atsimatuoti, belia kurio atveju gausiu suvedimą nuvažiuoti, bet kad kiek galima tiesesnį vairą noriu palikti. Čia daugiau toj pusėje nieko nėra, tik tai diską keisim, nes kitoj pusėje keisim ir kaladės pakeisim iš karto. Ką, pasižymėsim su markeriu daug maž, kaip sakiau. Taip, aišku, mes jau nebe šitą naudosim, bet... Taip. Šitą neskubama nusimti. Pirmą atsilaisinam šitą veržlę, nes kitaip paskiau vėl bus sunkiai atsilaisinti veržlę. Va, viskas padaryta. Tai... Tiek ir užteks per vieną dalį va atsiveržiam ir dabar šitą. Čia matau netgi matosi biški, kad sriegio palikta yra, tai nežinau iš kur kuris. Taip, nieko gero. Kaip aš ten pasakoju, kad jums darau. Tai vis dar veikia tas dalykas, kai įtempi su donkrato. Tiek, kad čionais jau tokia suvaryta, tikrai neblogai, tai nežinau, ką mes darysim. Gera, bet dėl sriegio nežinau. Taigi vyro Hondai mes stabdžių skystį pakeitėm, o žmonai ar keisim, nu, bus matyti. Tai rezultatas yra blogas. Netgi man rodos, 3 procentai rodo, tai jau šauktukas, kad yra blogai, kad reikia keisti. Atrodo visai geras, o blogas yra vandens kažkiek reiškia procentų. Na, gal ir kažkiek rodo teisybės. Keisim stabdžių alyvą, pabandysim aparatą mano ir reikia prasieiti visus ventilius, pabandyti atsisukti, svarbiausia, kad nenulūžtų. Ir vėl automobilis netilpo į visą seriją, tai kitoj serijai prasitęs Volvo. Užbaigsim, manau, ir Honda, tai turėtų jos kaip nors įtilpti į vieną seriją. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit padėti laiko ir iki kitų kartų.